Džiaugiuosi, kad mes vėl susitinkam. Šiandien 6. mūsų susitikimas ir 6. paleidimo dėsnis. Esu Justina Vaslevičiūtė, traukos dėsnio, coachingo specialistė ir trenerė. Ir mano noras su šiais trumpais video yra pristatyti jums, kaipgi veikia universalūs dėsniai ir kaip jūs galite panaudoti juos savo gyvenime ir gyventi lengviau, su daugiau džiaugsmo, daugiau malonių staigmenų ir daugiau stebuklų. Taigi, paleidimo dėsnis sako, kad mes galėtumėm gauti tai, ko norim, mes turim paleisti savo prisirišimą prie rezultato. Ir tai nereiškia, kad mes turim nustoti norėti arba kad mes turim apsimesti, kad nenorim. Ne? Tai tiesiog reiškia, kad mes turim neprisirišti prie to, kokiu būdu tai ateis. Ne? Tai yra, mes siunčiam norus į eterį, ne? Siunčiam užsakymus, norai mums gimsta paprastai labai natūraliai. Ir po to jau traukos dėsnis, pirmasis video, atneša mums tai, ko mes paprašym. Ir jeigu mes bandom sukontroliuoti būdą, kokiu būdu traukos dėsnis mums tai atneš, mes dažnai nueinam į pasipriešinimą ir pradedam iš esmės trukdyti tam norui ateiti į mūsų gyvenimą. Trečias dėsnis, leidimo nesipriešinimo dėsnis. Ne? Tai mes, žodžiu, mūsų darbas yra išsiųsti norą, ir po to leisti, kad traukos dėsnis atneštų ir po to priimti, kad ir kokią netikėtą formą tai ateitų. Pavyzdžiui, šį mėnesį startuoja mano seminarų ciklas apie šiuos universalius dėsnius. Ir per seminarus mes kalbam apie kiekvieną dėsnį daugiau, einam giliau, darom pratimus, meditacijas, kvėpavimo pratimus. Ir mano noras ar mano užsakymas yra, aš sukuriu programą, išsiunčiu į eterį tokią sistemą dėl to, kad aš ją tikiu ir matau, kaip jinai keičia mano ir mano klientų gyvenimą. Ir po to jau traukos dėsnis atneša man tuos klientus, kurie turi pas mane ateiti, tuos, kurie nori pas mane ateiti, tuos, kuriems dabar reikia pas mane ateiti. Nes jeigu aš mėginčiau sukontroliuoti procesą, kokie žmonės pas mane ateis, iš kur ir kaip ir ką turėčiau pakviesti, tai aš tikėtina labai greitai nuleisčiau rankas, nes aš turiu tik tai savo ribotus resursus, kai tuo tarpu, jeigu aš atiduodu šitą darbą traukos dėsniui, tai jisai tiesiog suranda tuos žmonės ir pakviečia gal pačiom netikėčiausiam formom. Tai, žodžiu, prisiminkit, kad paleidimo dėsnis labai svarbus tada, kai jau sugalvojat norą ir jeigu pagaunat save, kad bandot sugalvoti, kaipgi išsipildys tas noras. Ne? Ir kuo noras yra didesnis ir kuo beprotiškesnis, tai tuo daugiau gali kilti abejonių, kaipgi tai išsipildys ir iš kur tai ateis. Ne? Tai jeigu pagaunat save, kad pradedat galvoti apie tai, iš kur tai ateis, tai labai sąmoningai atitraukit savo dėmesį ir tiesiog galvokit apie kažką kitą. Ne? Koncentruokitės į kažką kitą ir žinokit, kad tai jau vyksta, jūs užsakymą išsiuntėte, tai ateina. Tai toks buvo paleidimo dėsnis. Mums liko dar 2 dėsniai, likite prisijungę, artimiausiu metu jūs pasieks nauji video. Kol kas parašykite man komentarą, kaip jums šitas dėsnis, ką pastebit, kaip pritaikot, kas vyksta, kokiais netikėtais būdais traukos dėsnis jums atneša tai, ko norit. Ir prisiminkit, kad visada jūs palaiko ir visada atneša tai, ko prašo. Nuostabios jums savaitės. Iki.